Rona pildo mūsų norą pamatyti Islandiją. Mes artėjame link jos krantų. Ir esame labai šalia. Liko tik valanda. Ir netrukus būsime Islandijos žemyne, Islandijos saloje. Planuojame 9 dienų kelionę. Apvažiuoti aplink Islandiją savo automobiliu ir planuojame išgyventi Islandijos oro sąlygas bei susipažinti su Islandijos gamta. Pristatau žmogų, kuris pakomentuos situaciją apie kelionę į Islandiją. Išlįskit. Situacija tokia, kad mes 3 dienas keliavom su mašina iš Lietuvos iki Danijos, o po to 3 dienas keliavom su keltu nuo Danijos iki Islandijos. Kada mūsų ta kelionė po Islandiją prasidės? Laukiu, nesulaukiu. Kelionė trunka visą savaitę. Mes jau ganėtinai daug ką išgyvenom, važiavom, plaukėm. Žodžiu, šitą salą pasiekti nėra paprasta, bet šiandieną mūsų svajonė išsipildys. Ir štai grįžo Artė. Parkingo. Jis išnešė paskutinius mūsų daiktus, susikrovėm bagus ir greitai evakuosimės šitų apartamentų, iš šito kambario, kuriame praleidome netgi 3 dienas. Matosi, kad lauke lyja, pelkė, lašiukai laša ir dar didelis rūkas, tarsi debesis nukritęs ant kalnų Islandijos. Taip pat matosi tolumoje sniegynai, viršukalnės pilnos sniego. Čia laukia mūsų žiema. Atvykome praktiškai vos ne vasariškų orų. Vokietijoje buvo 29, bet Islandijoje tikriausiai bus minusas. Artūro duomenimis pagal telefoną rodo, kad šiandieną yra tik 6 laipsniai. Tai va, dėl to mes esame apsirengę su striukėm, apsimaturiavę žeminę aprangą. Bet mums nėra baisu, nes Lietuvoje irgi būna labai šalta, ypač žiemą. Būna minusų, tai manau, kad išgyvensim, svarbiausia nesusirgti ir atlaikyti Islandijos orus. Matosi pirmieji kriokliai kalnuose, kurių tikriausiai sutiksim šiandieną ir kitomis dienomis bele kiek. Tikriausiai visko neapžiūrėsim, žiūrėsim tik svarbiausias vietas Islandijos, nes tikrai nėra prasmės ir tikriausiai nebus laiko. O dabar matome, kaip čia viskas fainiai. Koks vaizdas prieš mus, kokie kalnai. Vau! Kaip fainiai. Prasidės mūsų metų kelionė. Viskas dreba, visas laivas. Parkuojame. Girdit? Visi bliūdai, visi podai. Kaip garsiai, kaip žemės drebėjimas, nes mes švartuojamės Islandijoje. Pagaliau atvykome. Ir ten matosi uostas, miestas. Pirmasis, koks miestelio pavadinimas, Artė? Neištarsiu islandiškai. Datangas. Seyðisfjörður. Ne tik mes, bet ir kiti nekantrauja išsilaipinti Islandijoje. Už manęs belia kiek žmonių prie lango stebi atvykimą. O mes keliaujam į automobilių skyrių. Jau parkingą ir čia toks alarmus. O, ką tik baigėsi. Matyt, kažkuri mašina net laikė mėtymų ir įsijungė signalizaciją. Mašina čia. Artūras atrado, kur mes esame šiuo metu. Vadinasi ši įlanka. Jo, Seyðisfjörðuras čia. Įlankoje mes atplaukėm šitą liniją. Va, matot? Ir esame čia. Kažkoks sadistų fjordus. Visai mums negaila savęs, todėl keliaujame po sadistų biškį į ledynų šalį. Nesušalkite žiūrėdami šitą laidą, nes tikrai bus Icelandas.
netgi mašinoje esantis buteliai traška. Oi, čia gal geriau neįsibėgėti. Nes va, Islandijos panašu, kad bus tokie keliai. Kalnais, aukštyn žemyn ir labai vingiuoti. Ne taip kaip Lietuvoje pripratę. Pagaliau išsilipinome į Islandiją. Esame ant pirmojo kalno. Iš karto pusę kilometrų aukštyn pakilom. Už mūsų fjordas. Ir sekantis miestelis. Užėjo tokie debesis, rūkas tai net nesimato. Na ką, mes keliausim toliau. Ir staigiai žemyn. Čia tik stabdį reiks spausti. Jokio gazo. Kuro sąnaudos 0. Dirba tik stabdžių kladėlės. Užsidėjom tikslą navigacijoje, 2 valandos kelio. Ir mūsų pirmas tikslas pajūris. Pajūryje esančios didelės tokios uolos išgriaužtos jūros bangų. Pabandysime tenai nukeliauti. Kas per posūkiai. Baisu būtų nulėkti nuo kelkraščio. Čia vien dėl to negali važiuoti ant 90. Jo, dabar suprantu, kam tas 90 greitis ir ribojamas. Ir nedaug dėvių viršys ir bėda kokios baudos už policijos. O vien dėl to, kad čia yra kelias aukštai, skardžiai, posūkiai. Čia net naktį jaučiu bus baisu važiuoti, jeigu nors biškį miegas jums. Kartu stoti reikės ir iškoti nakvynės namų. Tai va. Nu, žodžiu, pirmoji diena parodys, kaip čia visa sistema veikia. Dešinėje matosi medžiai, nors visi sako, kad Islandijoje jokių medžių nėra. Kodėl mus apgavo? Gal kas nors žinot? Aš irgi patikėjau, kad Islandija tuom ypatinga, kad joje nėra medžių. Kažkas rašė straipsnį, nebent medžių galima rasti kokiu nors privataus kiemo kieme, o pasirodo čia pilna medžių. Ir medelių, krūmų, tai krūmų, šitau užaugus medžiai. Eglės, va, auga savo kuo puikiausiai. Jau iš kelto išvažiavus, jau matėm pilną šlaitą medžių. Nežinau, šitas faktas buvo mitas, pasirodo. Dar daugiau medžių, dar didesnių. Jo. Va, miškas giria priaugę, rudeninės spalvos. Nu, tai va šitas dalykas tikrai nustebino, nes jau mes buvom pasiruošę savo malkas, kad nesušaltume. O pasirodo čia pilna medžių, galim kapoti. Ten priekyje matosi Gedimino pilis, sostinės simbolis. Bet čia šita pilis yra geresnė negu pas mus Lietuvoje. Pas mus jau medžių nebėra aplink pilį, o šita pilis turi visus medžius. Va čia kelias, kuris grįstas akmenimis, gali išdužti stiklai, jeigu pašoks akmenukai iki mašinos. Priekyje įdomus kalnas, spalvotas visas kaip kamufliažinis, prisitaikęs prie gamtos. Už jo irgi toks pat kalnas ir visas kalnas yra debesyje pasislėpęs. Ir ten yra namukai. Ir kažkas ten gyvena. Čia yra Artūro legendinė frazė. Kažkas čia gyvena. Ir kažkas ten gyvena. Įsivaizduojat? Kaip įmanoma iš vis čia gyventi? Kažkokiam kalne užmarštyje. O šiaip tai van to kalno matosi uolienos. Nu va tokie papildomi akmenys. Bet grinai jie tokie pavojingi atrodo. Jo, ir primetė pagaliau pirmą saulę. Ir pagaliau saulė. Ir ženklas tas simbolinis 90. Yra sakoma, kad Islandijoje oras pasikeičia 4 kartus per dieną. Tiesiog galima patirti visus 4 metų laikus. Tai dabar
Kadangi truputį išlindo saulė, jau čia spėjau vasaras skaitos arba pavasaris, nors prieš tai buvo grynas ruduo ir netgi žiemo. Priekyje matau juodinami, kaip piramidės formos. Gal čia ta pati bažnyčia iš Ferrarų? Ne, čia tik tai kažkoks kupstas supiltas. Vau, kaip čia įdomiai atrodo. Nice. Tiesiai mum į veidą, kaip čia nenufilmuosi, kai tiesiai į veidą ežeras visas susiformavo. Na, ir kalnai apaugę oranžiniais krūmiukais. Žiūrėk, kaip gražu. Jūs tik pažiūrėkit, kaip gražu. Oh my god. Nice. Eina savo kaip gražu. Koks fainas krioklys, ar kas čia? Upė. Vau. Nu, tikrai gražu. Įdomu, čia su baidarėm verta būtų paplaukėt. Ką manai? Gal reikia su baidarėm atvaryti, sekantį kartą. Kas norit su baidarėm su mumis paplaukėt Islandijai? Va, čia per tokius akmenis. Cool. Ir per rūką. Man iš tikrųjų jau pradėjo patikti tas mistinis rūkas. Jaučiuosi kaip per kokį filmą. Tai būna tie pilių filmai ir filmai ir visą laiką būna, kas tik su senovinė pilim, tai rūke. Jo. Ir iš tikrųjų tas rūkas toks milžiniškas. Nebesimato netgi langą atidarius visų vaizdų. Nu taip ir atsiminsim šią dieną, kaip per rūką. Ežiukas rūke. Bet kelias tai nepavydėtinas, atsargiai arti. Duobės, milžiniškos, atsivėrusios buvo kelyje. Aš maniau, kad Lietuvoje prasti keliai. Tai žinokit, atsiimu šitą nuomonę. Nes pasirodo Islandijai tokia nuostabiai šaliai keliai yra dar prastesni. Nebent čia nėra pagrindinis kelias. Pagrindinis, vienintelis. Nu, va, žiauru. Duobės. Jeigu negrįšim, tai žinokit, įkritom į duobę. Kelyje sustoti draudžiama. O jeigu įkrenti duobę, galima sustoti? Galima. O, kanjonai. Marso kanjonai. Tikri Marso kanjonai. Su tokiom olienom, kaip laiptuotos olienos. Kaip gražu. Ne, iš tikrųjų, aš viską filmuoju. Gal yra žmonių, kurie niekada gyvenime čia neatvažiuos. Arba yra žmonių, kurie ir nenorėtų čia atvažiuoti. Tai galbūt jūs matot ir jums nepatinka, kas čia yra. Bet tiesiog susipažinkite su realybė. O čia tai vaizdas atsiveria. Kanjonas su šituo laiptuotu kalnu. Ir ten yra... Nežinau, kas ten yra. Vandens telkinys. O kaip jis vadinas tiksliai ežeras, tai tikriausiai. Fjordas, ežeras. O prieš akis dar vienas gražus vaizdas. Wow! Va, matome didysis kalnas tiesiai prieš mus. Visi laiptai. Važiuojam per tiltelį. Kol kas minimalistinis tiltelis. Vėliau bus naglesnis. Jūs neįsivaizduojat, kaip čia gražu. Va, aš ir Artem. Labai gražu. Labai gražu. Noriu parodyti visiems, koks ten tiltas priešais mus. Nerealus tiltas. Tarp debesų ir tarp vandenų.
Samijų. Arom, avytės. Avytės, man patinka avytės. Bet reikia saugusios ir per kelią vaikštą. Kalniukas, kalnas, vanduo, kupstas. Varom palei vandenį. Visas keliais. Žodžiu, bus labai ilgas video. Viską turėsim parodyti. Kalno dydis, amazing. Kas per kalnas? Kiek akmens. Čia gali tikrai galvos užkristi akmenis. Gali būti, tikėkime, nekris. Labai tikėkime, kad ant galvos šitie riduliai nenuridės. Atrodo beribis kalnas iš tikrųjų. Viršuje taip gražu, visur gražu. Artė labai inertingai vairuoja. Kokia pirma nuomonė apie šitą salą Islandiją? Šitą salą amazing. Čia atrodo, akis man užpaiko, net žiūrėti. Atrodo, dega akis. Tiek žiūrinukas, kad nežinau, grįžo apvaliom išsprogusiam akim neužu. And this is amazing. This is amazing. Važiuojam per tarpeklį. Pro kalnus du. Pasiūlė man mums sustoti. Sustoti, pasėvyti, pasifotkinti. Net pažiūrėkite, kodėl neverta. Kas čia darosi? Tai geras oras, tai Koks gražus pakriuklys, sustok! Stoti? Koks gražus. Pravažiavom vieną įdomią vietą, bet grįžome, apsisukom, parodysim, už mūsų yra nuostabus kriuklys. Tuoj priartinsiu. Štai koks kriuklys nerealus. Matosi puikiai. Koks fainas. Žodžiu, mes negalim išlipti iš mašinos, bent jau aš nenoriu. Nes žiauriai lyja. Bet tikrai krioklys fainas. O dar parodysim taip. Ir garsas yra krioklio. Nežinau, ar girdisi, bet yra garsas. Važiuojam toliau. Ten matosi jūra. Nereali. Bangos į krantą daužosi. Bet mes nelabai norim išlipti dėl lietaus. Priešais mus jūra. Ir pasirodo yra kelias iki jos. Belė kaip šlapia. Tikiuosi visą mašiną neįtrauks. O čia ne tas juodasis paplūdimys. Čia kitas juodasis paplūdimys, ne? Čia tik mažiukas, mini version of big size. Klausysime dabar garsų. Jo, pasiklausykime, kaip ta jūra ošia. Ant to kalniuką reikia užlipti. Jo. Nu kaip per tokį orą? Čia jau ne mūsų jokom. Ne, aš nežinau, ar noriu eiti. O, čia toks upelis, kad čia pereisime į. To apžiūrėsiu, gal devažiuoti eina labiau. Įsikūriau priemonės. Važiuojam. Kadangi aš nelabai galiu perlipti tas pelkes tenai esančias, ten visą upę akmenuotą, tai Artūras nusprendė važiuoti
Tikiuosi neįkrisim, nes čia ganėtinai krypi pelkė. Dabar lipsim ant to kalno. Ten jis nori, kad mes ant to kalno užliptume. Taip. Nu tiek dar įstengsiu gal. Lipam. Bandom užlipti ant šito kalno. Koks vaizdas. Oh my god. Žodžiu, esu šlapia. Ir labai šlapia. Aš sakiau, neįsiu į tokį orą, ne už jokius pinigus. Privedžiau kiek įmanoma arčiau. Bet pirmas krikštas jau įvyko. Islandija pasitiko su savo lietum ir tie visi youtuberiai visokie ten, nežinau, kurie sako, kad čia žiauriai lyja, reikia lietparčių, jie yra teisūs, šitas yra nemelas. Ir va, pirštinės irgi šlapios. Kailį teko nusimti nuo savo žeminės striukės, irgi padėjau. Nu va. Bet iš esmės tai jūra tikrai nereali. Užskaitau tokį bangavimą. Iš esmės bangos tai nesvietiškos. Net Klaipėdoj tokių nėra. Nu, nebent per uraganą. Atgal važiuojam. Do it again. Oh yes, do it again. Kaip žiauriai kapstomės. Eina savo ir mes šlapi ir mašina. Nu nežinau, čia reikia su 4 varomais su džipu atvažiuoti nebent. Tai žmonės, ruoškitas, kas keliaujat. Čia tikrai yra šlapė. Tikom. Artūras sako, kad slėgio sumažėjimas pirmoje padangoje, kairiai pusiai. Išėjo patikrinti, gal prokiurdė. Realiai tai kitos padangos mes net neturim. Ne? Nu, nežinau, liktais. Negirdžiu, kad orą leistų. Tiesiog gal yra pamažėjimas. Slėgio sumažėjimas per pelkes važiuojant įvyko. Laikė Artūro striukę iš Dekatlono. Svariai vandenį. Ieškojom kuo geresnių, kad tik atspariai būtų. Mano tai nelabai atspari, bet pavyzdžiui, įsiplovė, nes čia buvo dėmė. Kas bus toliau? Dabar važiuosim į panašiai kaip vikingų kaimelis, tokie namūkai, seni, senoviniai, mediniai. Nu, iš nuotraukų atrodo ten tokie paplėstas. Jo, nes pastebėjau, ant suvenyrų dažnai piešia vikingus. Tai čia reiškia, jų simbolis yra Islandijos. Nu, čia tokie vikingai ir gali išgyventi iš tikrųjų. Kas čia per sieną? Čia dėl nuošliaužų. Ai, apsauga nuo kaulų. Jo. Akmenukų, matai, kokie čia va. Eik, to čia apsauga jau pasibaigė. Mums gali būti šakės. We found love in a hopeless place. Islandija yra kaulų laužytoja. Bone breaker. Sadizmo viršūkalnė. Va. Nu kaip prieš tokią gamtą pakovosi? O, paplūdimys irgi juodas, čia visi juodi. Čia visi juodi, čia visi gražus. Ir čia keletas namukų juodų. Kriokliai čiurlena. Žodžiu. Dream World.
Gulbių ežeras. Čia kaip pas mus, Juodkrantėj. Dar vienas įspūdingas kalnas priešais mus. Ir dar vienas kalnas priešais mus. Garuoja kalnas. Priešais mus tunelis. Ir nuo kalno teko peliukas, nu žodžiu, gerai važiuoja. Tunelį. Ilgas, čia galėtume sustoti. Jo, čia galėtume miegoti. Galėtų būti kokia salelė, va. Geras, bet rimtai, mes čia galim sutvarkyti savo reikalus. Sustosim čia. Sustojam šitame užkampyje, oloj. Bandysim truputį apsitvarkyti reikalus, nes labai senai bestojam. Važiuojam toliau. Ženklas, kad krenta akmenis. Spėju, kai vėjuota čia labai ne kažką. Labai pavojinga zona, bet ačiū Dievui, šiandieną ganėtinai ramus oras palyginus. Ir netgi saulytė išlindo praktiškai. Nežinau, ar jūs žinot, ką reiškia zyks, bet aš pasakysiu, zyks ir Islandijoje zyks. Na, matot. Nurašom Vikingų miestelį. Čia yra tikitai nusipirkti. Viking cafe. Nesufokusuoja mano. Viking village. Nors dar pažiūrėsim internetu dabar dar. Žiūrėsim, ar verta, bet kol kas labai baisus oras. Tikrai lyja ir vėjas čia ant kalno baisinis, nešiojantis. Nežinau, ar verta lankytis. Tai dar viena stotelė, kurią turbūt praleisim, bet bent jau pavalgysim. Varom į šalia esantį namūkį pasidaryti arbatos, nes laukia tai be šansų įsivirti ką nors. O čia yra toks namiukas, turi viską, ko reikia. Vykstame į tunelį, pasiklosim lovą ir tada ieškosim vietos, kur galim miegoti. Pirmoji diena mūsų praktiškai baigėsi, nes jau atėjo naktis, laukia vis tamsiau ir tamsiau. Telefone atrodo dar ganėtinai šviesu, bet realiai akim žiūrint, tai tikrai tamsu. Sakyčiau, daug tamsiau. The end.